Keliaujam toliau, laikomės Džipas gal per reglamento. didelis. Egle? Neišgirdau. Džipas per didelis, gal negalite. Ne, važiavau su autobusu, elektriniu autobusu. Autobusų lenktyniavo su autobusu. Artūrui Zokai būdinga Mes tokie dalykai. lenktyniavom su troleibusu. Taip. Negalėjom prasilenkti. Gerai, kas su ko važinėja, mes galėsit po debatų apstart, kino kietesnė transporto priemonė. Keliaujam toliau. Antrąjį klausimą nori pateikti kandidatams Vilnietės Živilė ir Asta. Sveiki. Suprantu, kad norite Vilniečius išlaipinti iš automobilių, bet negalime nuneigti, kad tai svarbi šių laikų gyvenimo tempo dalis. Todėl turiu klausimą. Kaip spręsite senų daugiabučių parkavimo problemą? Grįžus namo vėliau ir sukant raktus aplink rajoną, tampa didelis iššūkis rasti vietą automobiliui, netgi jeigu esi įsipirkęs abonementą mokamose parkavimo zonose. Ačiū. Ačiū. Astai, klausimas turbūt labai aktualus daugumos Vilniaus rajonų gyventojų, ne tik galbūt ir tų miegamųjų, bet apskritai parkingas, bet čia konkrečiai buvo kalbama apie miegamųjų.